Išliko legendų apie po vandeniu likusius namus ir šulinius. Tačiau ar tai gali būti tiesa? Teigiama, kad prieš užliejant buvo paruoštas marių dugnas, iškirsti miškai, išrauti kelmai, užversti šuliniai. Sodybų statiniai perkelti kitur. Taip pat buvo iškelti ir religiniai pastatai. Viena iš jų – Rumšiškių bažnyčia. Kapinėse palaidoti palaikai, perlaidoti kitur. Visgi palaikų perkelimas vyko gana sunkiai. Viskas buvo prastai organizuota. Manoma, kad nemažai senolių kaulų liko marių dugne. Nėra jokių įrodymų, kad po vandeniu yra išlikę pastatai ir šuliniai, bet nuskendusių valčių ir jachtų tikrai galima aptikti.